Turėjom 3 savaitgalių maratoną, kuris prasidėjo Kačerginės Nemuno žiede, sėkmingai 1 vieta. To pasiekoje mes pakilome absoliučioje įskaitoje į 1 vietą. Tada sekė Estija, kur irgi pavyko iškovoti 1 vietą. To pasiekoje pakilome absoliučioje įskaitoje į 2 vietą. Litexpo parodoje teko pakalbėti su Crown ir gavome paramą. Labai ačiū Crown. Po parodos keliavome į Prancūziją, į Driftmasterių etapą. Buvo tikrai sunkios varžybos, tai lijo, tai sausa, tai džiuvo. Įdomios sąlygos buvo, ten sekėsi pakankamai gerai, suvažiavom kvalifikacinius važiavimus, treniruotėse gerai sekėsi. Kvalifikaciją praėjus Prancūzijoje gavome iškart Adam Zalewski, progą atsirevanšuoti po Austrijos, kur važiavome dėl 3-4 vietos, tai šį kartą teko susitikti top 32. Įrodėme savo pranašumą, nugalėdami jį. Top 16 sekė Juha Rytenen, turbūt daug klausimų ten visiems kilo, dėl ko likau aš pralošęs. Pirmų važiavimų, kadangi kvalifikacija buvo mano žemesnė, aš turėjau važiuoti paskui jį. Galbūt per aštriai norėjau pasistatyti ir jisai, aišku, kažkiek gudraudamas netaip pasistatė kaip visada. Ir to pasiekoje mes šituo kampu kliūdėme jo dešinį kampą galinį į jo bamperį. Aišku, ten tas kliūdimas buvo toks prisilietimas labiau, bet kadangi gudrus vairuotojas, jis nusprendė, kad paprasčiau yra taip nugalėti, atleido gazą ir slydo iki žvyro. Ir teisėjai, kadangi tą matė epizodą, kad aš jį priliečiau, o driftas yra nekontaktinis sportas, tai va dėl to skyrė jam pergalę. Toks buvo teisėjų sprendimas, kad Juha laimėjo, gerbėm tą sprendimą, patys dar pasižiūrėjom dar kartelį onboardą, nes aš asmeniškai iš salono to nemačiau ir nejutau, bet iš GoPro kameros tas viskas puikiai matosi. Tai sportas toks yra, padarėme klaidą. Dėl to teko pripažinti pranašumą. Po Prancūzijos sekė 3 Europos drifto čempionato etapas, kuris vyko Lenkijoje Plocke. Tenais man asmeniškai ta trasa patinka. Daugam atrodo jinai siaura, tokia klaustrofobinė, bet nežinau, gal dėl to, kad sunkiai jinai man patinka. Tenais vėlgi treniruotė sekėsi puikiai. Važiavome taip, kaip galime geriausiai. Kvalifikacijos pirmų važiavimų padariau klaidą ant apsisukimo. Ir gavosi, kad dėl to teisėjai numušė man balus ir pirmų važiavimų gavau 73, o antrų važiavimų praktiškai viską padariau gerai, praktiškai, buvo menkų klaidelių, gavau 88 taškus, kadangi su 88 taškais buvau 11 ir mes turėjome gal 4 vairuotojai 88 taškus, kai galima palyginti Lietuvoje arba Baltijos šalyse su 88 taškais, tikrai tu būsi top 3-tuke, o dabar tiesiog 11 ir man atrodo netgi 13 irgi turėjo 88 taškus. Top 32 susitikau su Overgaard. Su juo pitleinas buvo vienas šalia kito, tai kažkiek šnekėjomės prieš važiavimus. Pirmų važiavimų aš nuo jo pabėgau pirmam posūkį, o antram posūkį jisai bandydamas pasivyti turbūt perspaudė ir nespėjo sustoti, dėl to įtrenkė į blokus. Tai to pasiekoje mes turėjome 10-0, o antrų važiavimų mes su komanda nusprendėme, kad darom saugų važiavimą, atsilikdami nuo jo korpuso 2 ir laikydami visą trasą. Jisai tą matė ir kiek mes matėm, bandė mane sudeginti, laikydamas stabdį, bet mes su tuo susitvarkėme ir keliavome į top 16. Po pertraukėlės top 16 susitikau su Grzegorz Hipki. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Arba Hipkį, reikia sakyti tiesiog. Po pertraukėlės top 16 susitikau su Hipkiu. Jo kvalifikacija buvo vėlgi aukštesnė. Jisai važiavo pirmas. Buvo tikslas mano būti labai arti ir padaryti gražų važiavimą be klaidų, kaip buvo Prancūzijoje. Beveik mums tas viskas pavyko. Gale trasos padariau klaidą. Dar vis aš ją analizuoju šiai dienai, bet taip kaip mačiau, buvo klaida, kad aš paspaudęs gazą jį atleidau ir vėl paspaudžiau. Toje vietoje nereikėjo tai padaryti, nes aš praradau sukibimą ir realiai labai minimaliai galu pakabinau padangas. O padangos yra labai šlykštus dalykas. Jos sugeria smūgį, bet tuo pačiu tave ir išspjauna. Tai mus išspjovė ir priekiu trenkėmės į padangas. Po smūgio atgal pradėjęs važiuoti, pamačiau, kad automobilis nelabai vairuojasi. Išlipau, pasižiūrėjau į priekinius ratus. Ratai aišku šitaip. Atsisėdau atgal ir buvo sprendimas mano asmeniškai nevažiuoti. Bet tiesa arka, tas sprendimas mano galvoje pradėjo suktis kitaip, kad reikia važiuoti. Pasitariau su komanda ir turbūt pusę minutės bėgyje buvo priimtas sprendimas važiuoti su tokiais ratais, nevaldančia mašina ir stojame į kovą. Antrų važiavimų važiavau pirmas. Faktas, kad turėjo Hipkis pranašumą 10-0. Stengiausi suvažiuoti tikrai gerą važiavimą taip, kaip galėjau su tokia važiuoklė. Manau, kad man tas pavyko, bet Hipkis nepadarė klaidos ir pripažino teisėjai Hipkio pranašumą. Nepaisant to, kad pralošėme top 16, bet visų 3 etapų bendra įskaita taip įdomiai susidėliojo, kad mes po 3 etapų esame 6 ir iki 4 vietos trūksta 1 taško, taip pat kaip ir iki 5, o iki 3 11. O Lietuva pakilo bendroje įskaitoje į 3 vietą. Grįžome sekmadienį vakare su tokia nuotaika, kad turime daug darbo. Iškart buvo sekmadienį vakare mechanikų pagalba tvarkoma važiuoklė. Tikrai puikia konstrukcija IRP važiuoklės priekinės. Va, galima parodyti, kas mums sulinko. Nežinau, matysis, nematysis. Realiai dėl to, kad pagamintas adapteris taip puikiai, mums išsaugojo tiek amortizatorių, tiek šakę. Tai realiai visi mazgai buvo sveiki, pakeitėme adapterį, pakeitėme stebulę ir visus varžtus. Ir pirmadienį ryte važiavome į suvedimą, pasidarėme suvedimą ir toliau realiai sekė kosmetiniai reikalai. Buvo pagaminti nauji bamperiai, tiek priekinis, tiek galinis. Taipogi šita va juosta irgi nauja ir šitas sparnas naujas. Ir kadangi vėlavome pasimti juos, tai gavosi, kad tik tai aš vakar juos turėjau. Ir vakar vakare galėjo žmonės apklijuoti automobilį. Tai vakar 7 vakare pradėjo, 3 ryto kokią baigė. Tai va, automobilis atrodo praktiškai kaip naujas, nepaisant kai kurių kontaktų. Ir važiuojam mes pasiruošę puikiai į Ukrainos Drift Challenge, gal taip galima pavadinti, kur irgi kviestiniai dalyviai iš Europos suvažiuoja ir dalyvauja parodomosiose varžybose. Ačiū, kad palaikote, sekate, mums tai yra labai svarbu. Taip pat noriu padėkoti visiems partneriams, kurie prisideda prie mūsų rezultatų ir padeda jų siekti. Stengsimės informacijos iš Ukrainos, kiek galėsime daugiau jums perteikti, bet nežinau, kiek tai gausis, nes internetas yra pakankamai ten brangus. Tai va, stengsimės kuo daugiau pranešti jums, kaip mums sekasi ir iki kitų susitikimų. Ačiū.